ispanas ir italas teisėjus puikiai. Jados turbūt už kelių dienų jau jį sutiks Madrido su kamuoliu. Jugoslavai tokią naudoja mišroką gynybą. Mums pasisekė, kad galime komentuoti šį susitikimą, nors ir jis turi kamuolių, nes spėjo Aleksandras Belostenas. Aš manau, kad Jugoslavai, štai matote, kokios laidos suklydo truputėlį. Vienas žaidėjas komanda kamuolį ir labai apgalvoja savo veiksmus. Štai Petrovičiaus persivaro kamuolį, varžovo aikštės pusę. O po krepšiu tikros grumtynės. Daug žaidėjų, 2 taškai aišku bus įskaityti, jos pelno Divakas padidina ūgį po krepšiu, po savojo, po varžovo. Norėjo žurnalistų ir specialistų plebiscitą, kada buvo renkamas olimpinio turo abu kolektyvai ir vyksta tokia įtempta kova. Labai greita, bet kontrataka ir puikiai žaidžia Aleksandras, turi labai rezultatyviai. Sabonė. Tarybiniai krepšininkai nugalėjo. Štai Sabonė, puikus metimas iš viršų, kuris neblogai žaidė ir su Jungtinių Amerikos valstijų komanda padėjo. Sabonis. Suklita truputėlį, ar pavyks tarybiniai krepšininkam baigti bent kelių taškų persvarą. Marčiulionio 3 taškai. 30. Prasideda greitai. Marčiulionis. Marčiulionio dar 2 taškai. Dar vienas. Pasisekė, Vitalija Tomaitė sugrįžta į namus su bronzos medaliu. Petrovičius bando iš toliau, pavyksiškai žaidžia ramiau. Marčiulionis jau daro derinius. Gražus Marčiulionis. Gerai kovoja dėl kamuolių, gerai perdavimus atlieka, gerai dengėsi. Na, čia matėme puikų Šarūno Marčiulionio perdavimą. Krepšinio transliacijų režisierius. Jam nepaprastai sunku yra rungtynėje. Gražus metimas, apgaulingas, toks suklaidina jis. Atrodo nesimato iš Chomičiaus, bet įmeta tada, kada labai reikia. Tada štai suklaidina Chomičių. Petrovičius prašo taurėse. Na ir jūs dabar turite progą. Štai koks efektingas Sabonio metimas. Man atrodo, krizė jau praėjo. 56-49 rezultatyviausi žaidėjai šalies rinktinėje. Ir man atrodo, tai bus didžiulis, dar didesnis impulsas, kad mūsų Arvydas Sabonį įdomesnius momentus, Aleksandras gražus prasiveržimas, taip nepamatė, bandė sukliudyti Volkovui Kukičiui 7 numeris, bet metimas buvo efektingas iš viršaus. Boksininkų terminais šnekant, tai savo valią laukia finalinio šilpuko, kada tikrai jau galės džiaugtis olimpiniais medaliais, apdovanojimus, štai ir matote, kad